Šratinuko pasakėlės. Sveiki, bičiuliai! Sveiki, mėly Šratinuko pasakėlių klausytojai. Labai įprastai su jumis sveikinuosi ir sveikinasi lygiai taip pat šios dienos, šios laidos mūsų laidelės viešnios. Tai yra Ugnė ir Adelė. Sveika, Ugnė, tark žodį visiems. Labukais. Na ir Adelė, žinoma, ar tu pasisveikink? Labas. Taigi labai malonu, kad šį kartą aš turiu garbės kalbėti būtent su jumis. Na, o apie ką kalbėti tikriausiai kyla klausimas. Ar jūs bent nutuokėte? Ne. Tuomet aš galiu jūs užvesti ant kelio, nes pakartosiu mįslę, kurią uždavėm praėjusios laidos pabaigoje. Kas tai, ko matyti negalint matai, o matyti galint nematai? Taigi ir koks galėtų būti šios mįslės įminimas? Adelė. Gal kokia tamsa, nežinau. Taip. Tokia gana ši buvo sudėtinga mįslė, bet labai greitai tu ją išgliaudai. Iš tikrųjų dabar kiekvienas namuose, kas klausosi, pagalvokit tikrai, šita mįslė, kaip tie žodžiai visi skamba. Na, kas daugiau tai galėtų būti? Tik tamsa. Ir Adelė šaunuolė labai puikiai įveikė šią mįslę. Ugnė, tu taip pat manai kaip ir Adelė. Kaip čia pasakius, gal taip, gal ne? Na, bet kuriuo atveju mes jau mįslę įsiaiškinom. Taigi ir dabar pristatysiu mūsų šios laidos temą ir jūs tada pabandysit kaip nors susėti, kaip mūsų laidos tema susijusi su tamsa. Na ir mes šį kartą kalbėsim apie siaubą baubą, taigi siaubas ir tamsa, kaip čia viskas susipina. Ugnė, pamąstyk. Gal kokią apie siaubo, pavyzdžiui, kažką kalbėsim. Na tai siaubas ir tamsa, kaip siaubas susijęs su tamsa? Nes tamsa yra blogio dalykas, o blogis yra, tas ir tamsa yra. Ir tas blogis yra siaubas. Taip. Aha, Adelė, kaip tu galėtum susijęti siaubą ir tamsą? Nes siaubas visi teigia, kad vaiduokliai tik naktį išlenda, o dieną jų nieks nemato. Nes būna šviesu ir jie šviesoje, kaip ir vampyrai ir kiti dalykai, jie išnyksta, miršta, jei šviesą pamato. Aha, žodžiu, tamsa yra labai tinkama vieta veistis visokiams siaubam, taip? Taip. Ir ką galėtum, tu jau pradėjai vardinti vaiduoklius, vampyrus, kokių dar tokių siaubingų padarų žinai? Šikšnosparniai, kas dar? Raganos, laumės. Aha, gal Ugnė galėtų tau padėti, ką nors tokio iš baisių padarų, velnių dar neminėjo? Kaip jūs sakai, velniai visokie. Taip ir Adelė gerai labai pasakė, ten visokie vampyrai, vaiduokliai, kurie vaidenasi. Ir ar tu bijai tokių ir ar tu tiki tais siaubais visais? Ne. Tikrai ir tau visai nebaisu naktį, pavyzdžiui, vienai pasilikti kai kur arba eiti vienai? Pavyzdžiui, aš labai bijau uždarų vietų tamsių, bet šiaip tai aš nelabai tikiu tenai tais vaiduokliais, nes dažniausiai mane sesija gąsdina. Tai jeigu tu netiki, tai ko ten toje tamsoje tu bijai? Nežinau, nes aš, kai buvau mažutė, mama išėjo į darbą ir mane paliko vieną namie ir tada buvo vėlus vakaras, dar negrįžo, nes buvo šventė jai ir aš buvau vieną namie ir užsidarė durys ir aš labai įsigandau. Pačią susidarė? Taip. Aha, bet vis dėlto vaiduoklis netiki, kad ten vaiduoklis galėjo uždaryti? Ne. Tai kas tada ten buvo? Gal koks skersvėjis? Skersvėjis jisgi nekanda, tai ko čia bijoti? Neįsivaizduoju, aš manau, katinas labai gąsdina, mėgsta duris padarinėti, kai gali katinas. Bet žodžiu, tave išgąsdino taip ir tu dabar visą laiką toje tamsoje jautiesi nemaloniai. Nemaloniai tikrai.
O Adėlė, ko tu bijai? Galbūt koks nors baubas pas tave po lova gyvena, arba ragana, šmėkla kokia? Aš šiaip man irgi nejauku būti tamsoj ar tenais kai kokiose negyvenamuose namuose, nes o jei kai kas ten nugriūtų, užgriūtų ant tavęs, man tas baisu, bet kai aš einu į lauką, aš labai bijau į lauką išeiti, nes man kažkaip visada atrodo, kad vilkas atbėgs ir mane suvalgys, dėl to aš bijau į lauką eiti vieną, kai jau būna tamsu. Aha, o ragana nenusineš, tik vilkas. Aha, aš tokiais dalykais netikiu, nebent tik vilkas. Taigi vienintelis baisūnas yra vilkas. Nu dabar mes paklausykim pasakos, tokios kaip ir sakykim siaubo pasakos, kadangi mūsų tema yra siaubas. Ir ta pasaka vadinasi apie Joną ir šaltąjį žmogų. Na, kai išklausysim, toliau kalbėsim apie savus siaubus ir kiek kartų išsigandom ir į kelnes čiurkštelėjom. Klausom. Gyveno kartą toks Jonas, kuris visiškai nieko nebijojo. Jeigu kas pasakodavo apie kokius nors raganius arba vaiduoklius, tai Jonas tik juokėsi ir vis savo galvoja. Tai būtų gerai kada nors pamatyti vaiduoklį arba nors velnę. Taip begalvodamas, sumanė kartą išeiti į pasaulį, ieškoti tokių vietų, kur vaidenasi. Bevaikščiodamas sužinojo iš žmonių pasakojimų, kad ten pagiryje yra tokie nameliai, kuriuose per vaiduoklius niekas negali gyventi. Jeigu koks nors drąsuolis ten pasiliekas nakvoti, tai jeigu ir išbėga, vis tiek būna užmuštas arba pasmaugtas. Tuo tarpu dieną ten būdavo ramu, niekas nieko nedarydavo. Kai Jonas ten nuėjęs pasigyrė, kad norėtų išbūti tuose nameliuose per naktį, jų savininkas, kuris per vaiduoklius negalėjo ten gyventi, pažadėjo jam už tai 15 rublių. Na, kad dar ir 15 rublių už tai gausiu, pagalvojo Jonas ir atsakė sutinkas praleisti naktį tame namelyje. Jonui įėjus, namelio savininkas užrakino duris ir paliko jį ten nakvoti. Jonas turėjo pasiėmęs vakarieniai mėsos gabalą. Apsidairęs jis pamatė tokią krosnį apgriuvusią, ant jos puodą su išmuštu kraštu, pasienyje geležinę lovą, šalia jos dar vieną apgriuvusią krosnį, prie kurios gulėjo krūvelė balanų ir šiek tiek malko. Jonas valandėlę pasėdėjo, o paskui sugalvojo susikurti ugnį ir įsikepti tą mėsos gabalą. Apie 9 valandą pasigirdo kažkoks bildesys. Šar. Ir per kaminą dript ir įkrito pusė žmogaus. Na, padėk, Dieve, baigi jau šitą mėsą kepti, o čia dar daugiau Dievas davė, pasakė Jonas. Įsikepė jis tą mėsos gabalą, sėdo valgyti, o ta pusė žmogaus stovi tylėdama. Na, o kas dar gera girdėti? Paklausė Jonas, baigdamas valgyti mėsą. Tas žmogus nieko nesako, tik stovi ir stovi tylėdamas. Na sveikas, tarė jam Jonas ir paėmęs už rankos pasisveikino. Bet ta ranka tokia šalta kaip ledas. Jonas pastūmė tą žmogų arčiau ugnies ir pridėjęs malkų, kad jį kaitriau degtų, pasirūpino, jog šiam būtų šilčiau. Kai jau tas žmogus truputį sušilo ir atėjo naktis, Jonas atsigulė į tą geležinę lovą, užsiklojo ten numestą antklodę ir ėmė šaukti, atsigulti ir tą sušalusių žmogų. Bet tas nėjo ir vis prie ugnies šildėsi. Tada Jonas pakilęs pagrebė tą šaltąjį žmogų ir paguldė į savo vietą, kuri jau buvo truputį sušilusi. Užklojęs jį, pat šalia to žmogaus atsigulė ir taip jie abu gerai sušilę kokią valandą saldžiai pamiegojo. Po valandos Jonas atsikėlė ir ėmė tvarkytis toje trobelėje. Atsikėlė ir tas šaltasis žmogus, nors Jonas ir liepė jam dar miegoti. Šis jam atsakė: Dabar noriu tau širdingai padėkoti už sušildymą. Aš jau daug metų turiu čia klaidžioti tik dėl to, kad žmonės man buvo labai šalti.
kadangi tu dabar mane sušildai, taigi išvadavai iš to užkeikimo ir daugiau niekas nebesivaidens tame namelyje, o už tavo gerą darbą aš tau duosiu dovanų. Ir davė jam 3 daiktus – smuikelį, šautuvą ir maišelį. Duodamas juos taip pasakė: kai tuo smuikeliu pradėsi groti, apie ką tik pagalvosi, tas šauks. Jeigu su tuo šautuvėliu norėsi ką nors nušauti, tai kad ir toliausiai jis būtų, vis tiek galėsi pasiekti ir nušauti. O jeigu pasakysi kam į krepšį, tai kam tik liepsi, visi sulys į tą krepšį. Tai pasakęs šaltasis žmogus išnyko Jonui iš akių. Šratinuko pasakėlės. Na štai tokia jau buvo ta siaubo pasaka, bet būna pasirodo ne tik siaubo pasakų, bet ir siaubo filmų. Kiek žinau, Ugne, tau labai patinka siaubo filmai. Taip, nes ten daug labai adrenalino ir kai pamatau, atrodo, kad kraujas užveda, nes man jie labai patinka. Aha, tamsoje būti nejauku, nes baisu, bet žiūrėti baisų filmą tai jau gerai čia. Taip, nes man atrodo, ten daug adrenalino, visokios baimės gali patirti, bet kai pati, tau nejauku pačiai būti, bet kai kiti tenai patirti. Žodžiu, stebėti, kaip filmo veikėjams atsitinka kažkas siaubingo, tai jau patinka tuomet. Labai. O Adėle, kiek teko tau pamatyti siaubo filmų? Ar esi apskritai mačiusi, gal net nematės? Pavyzdžiui, prisipažinsiu, dabar pati, kol tu, Adėle, svarstai, kad aš esu mačius tik vieną siaubo filmą. Ir tą siaubo filmą labai džiaugiuosi, kad žiūrėjau ne viena, žiūrėjau su pusbroliu. Sėdėjom tamsiam kambarį, žodžiu, jau buvo kaip ir vėlus vakaras. Ir buvo pilnatis, ir ta pilnatis mėnulis buvo toks labai didelis ir kone krūvinas, raudonas, labai sutapo su ta mūsų filmo žiūrėjimu, tas mėnulis toks baisus. Ir kaip tik tame kambaryje pro langą taip krinta ta mėnulio šviesa. Ir yra veidrodis, ir atsispindi dar į tą veidrodį, dar baisiau atrodo. Ir dar kambario kampe toks didžiulis meškinas, žaislinis pasodintas, dar nuo jo šešėlis krinta. Žodžiu, visas tas krūvinas mėnulis, meškino šešėlis. Ir tas siaubo filmas tokia baisi atmosfera buvo. Ir iš tikrųjų, žiūrėdama tą filmą, visą laiką mano plaukai buvo ant rankų piesto atsistoję. Ir tą naktį aš dar kažkaip sugebėjau užmigti, net keista. Bet sekančią naktį, tada kažkaip man tas filmas ten smegenyse, galvoje ten pasąmoniai susidėliojo, kad paskui jau visą savaitę nebegalėjau normaliai miegoti. Todėl niekam nepatariu žiūrėti siaubo filmų, ypač siaubingoje aplinkoje. Nu dabar Adėle tu apie siaubo filmus, ką nors. Aš esu žiūrėjau siaubo filmą, bet jis nelabai į siaubo filmą panašus, dabar neprisimenu jo pavadinimo, bet tikrai daug kas jį žino. Ir ar bijojai, nesvarbu, kad jis nelabai baisus, bet ar užtektinai siaubingas, kad tave išgąsdintų? Vienoj vietoj biškį išsigandau, bet su pusseserė mes buvom ir pas ją žiūrėjom. Dabar aš neprisimenu, kaip jis vadinasi, bet tu tikrai žinai apie šeiminėlę, kaipgi tasgi. Gal tu žinai? Apie šeiminėlę? Adamso šeiminėlę? Aha. Tai čia juk nesiaubo filmas, jis beveik visai nebaisus, kur įsigandai? Kai atėjo tas spuogas ar koks pro duris įvėjo. Neatsimenu, tikrai senai mačiau. Aš ir seniai. Tai tas vienintelis baisiausias mano filmas žiūrėtas, taip tai. Daug patirties neturi. Nemėgstu žiūrėti siaubo filmų. Aš kaip dabar žinau, Ugnė pasiėmus tokią labai storą 400 puslapių knygą apie, neprisimenu pavadinimo, bet kaip taigi. Kaip pakartok dabar, Ugnė, čia tyliai pasaky, niekas neišgirdo? Tas pavadinimas tos knygos yra Mirusi lygi su temu apie vampyrus. Kaip čia baisiai tu skaitai?
Ir tau patinka? Taip, nes tenai irgi daug adrenalino, tai kad tenai apie tos vampyrus pasakoja, kaip ir filmai man. Jeigu tu per filmą žiūri, tu viską matai, o akimis, o kai skaitai, tu viską įsivaizduoji savo galvoje. Ir kaip geriau, ar matyti taip vaizdą, jau kažkas sukūrė tą vaizdą, ar tą vaizdą savo mintise numanyti? Man yra prie širdies ir vienas ir kitas, nes abu atrodo panašus, tik tai, kad reikia knygose daug skaityti. O skaityti nemėgsti? Mėgstu. Tai vadinasi, nieko čia baisaus? Nieko baisaus, tik tai, kad kai, pavyzdžiui, daug atrodo, pavyzdžiui, mama sako, kam tu pasiemi tą knygą, tu nusivargsti, sako, neskaitysi, liksi vėlus, bet aš sakau, gal paskaitysi. Ir taip užėjo, kai per tą vidurį skaitau ir, aš jeigu nežinau tos knygos pavadinimo, iš pradžio aš atsiverčiau vidurį ir paskaitau. Taigi šitą aš atsiverčiau, man patiko labai, iš karto skaičiau, per dieną labai daug puslapių irgi perskaitau, per 50 kažkur. O šiaip, jeigu, pavyzdžiui, knyga nėra apie siaubą, ar tu ją skaitai? Tai žinoma, skaitau, vis tiek yra knyga. Aha, o dabar čia siaubo pasakos, mes jau čia išgirdom vieną, apie siaubo filmus pakalbėjom, dabar siaubo knygos, ne pasakos, bet jau ten kitokios šiek tiek istorijos rimtesnės. Adėlė, ar tu esi skaičiusi, taip kaip Ugnė? Ne, aš sakau, aš labai nemėgstu siaubo ir visokių tų vaiduoklį. Aš kai kas nori, sugalvojom, jie per gimtadienį ar kai kur papasakot siaubo istoriją, tai aš išeinu iš kambario, man tokie dalykai nei kiek nepatinka. Aha, tai vadinasi, mūsų šios dienos laidelės tema nelabai tau patinka. Nu taip, man nepatinka. Ar jau darosi baisu? Ne. Na, aš tikiuosi, kad mūsų radijo klausytojams taip pat yra nebaisu, kaip ir Adėlei. Vis dėlto viską, ką mes čia dabar kalbėjom ir ką išgirdote pasakoje, iš tikrųjų, labai teisingai čia ir Adėlė su Ugne sakė, kad nereikia bijoti ten tų visų vaiduoklių, raganų, juk jų iš tiesų nėra. Čia yra tiesiog žmonių susigalvotas tokias fantazijos tokiem adrenalino mėgėjam kaip Ugne, kad kažkaip kitaip paįvairinti savo laisvalaikį, tai kokią nors filmą ar pasaką apie tas pabaisas visokias pamatyti, išgirsti, paskaityti. O iš tiesų tai tamsa yra tiesiog šviesos nebuvimas ir nieko baisaus joje nėra, na nebent, kaip Adėlė minėjo, gali atbėgti koks vilkas ir nusinešti, arba kas gali nutikti tamsoje. Tamsoje vagys būna, štai ko reikia bijoti. Ko iš tikrųjų dar reikia bijoti tamsoje, Ugne? Kaip ir minėjai, vagių, sakiau, girtuoklių, kurie mėgsta išgerti alaus, kaip sakoma. Tiesiog, kurie yra žmonės negeri. Žodžiu, žmonės kartais tamsoje būna žymiai blogesni negu tie įsivaizduojami padarai, kaip vampyrai, raganos, velniai, šmėklos ir kitokie. Kaip čia pasakys, būna ir kai būna atrodo, tu gali įsivaizduoti, kad tenai vampyras, nors iš karto pamatai, kad tenai žmogus eina. O Adėlė, ko dar tamsoje reikėtų iš tikrųjų bijoti ir privengti? Kad pavyzdžiui, kam nors nekiltų mintis, kad vis dėlto čia nėra nei raganų, nei vaiduoklių, galiu vadinasi naktį slampinėti kur noriu, o iš tikrųjų, nederėtų taip daryti. Ko ten dar reikia bijoti? Naktį gali būti šunų, o jei jie tau kas gali, kai kurie ir pasiūtlygę sirgt, tada gali būti blogai. Kas dar? Kai kokių blogų žmonių, nežinau. Apie žmonės mes jau pakalbėjom. Na, iš esmės, kaip ir daug ką pasakėm. Na, naktį, tamsoje, kaip jau kalbėjom laidelės pradžioje, pati ta vieta veistis visokiam siaubam, tai iš tiesų ne tiem mūsų įsigalvotėm, bet realiem, kurie tikrai kelia grėsmę, tai visokie vagys, šunys, vilkai, gyvūnai šiaip kokie nors, kurie dieną bijo išlysti, o štai naktį ir pasirodo viso gražumo. Na, bet nebegąsdinkim vieni kitų, gal kaip nors pabandykim
linksmiau pakreipti mūsų laidelę ir aš manau, kad pats tas linksmumas būtų, jeigu mes dabar užduotumėm mįslę artėjančiai laidai. Ar norit mįslės? Labai. Gerai, Ugnė jau taip entuziastingai pasakė labai, tai aš tada ir užduodu. Beria saujom, ima glėbiais, vėl ima saujom ir dalina visiems. Kartoju dar kartą, dabar visi gerai paklausykite, nes trečią kartą nebekartosiu šios mįslės. Beria saujom, ima glėbiais, vėl ima saujom ir dalina visiems. Kas tai yra, sužinosime kitą laidą, o dabar visai nesiaubingai, o kaip nors gražiai ir linksmai su jumis atsisveikinam. Iki! Viso gero. Iki kitą susitikimą. Iki su jumis buvo Šratinuko pasakėlės.